Riverlande kūrėsi ne tik investuotojai, jaunos šeimos su vaikais, bet ir vyresnio amžiaus gyventojai. Šiandieną turiu unikalią galimybę pasibendrauti su vienu iš gyventojų. Jis vardu yra Aleksas. Aleksai, tai kaip gyvenimas Riverlande? Labai gerai. Čia gera vieta, yra mašina, kur pastatyti, aikštelės padarytos geros. Laisvą laiko galima pravesti čia, šonukas pasivaiščioti, miškas labai netoli. Čia labai gera vieta. Ir iš tiesų, gamtos apsuptis vidury miesto, aikštelės pažaisti su anūkais bei laisvalaikio zonos suaugusiems, o svarbiausia, čia viskas vienoje vietoje. Tai aš suprantu, kad mėgstamiausias jūsų pomėgis yra šachmatai, nes aš jūs sutikau ant šachmatų lentos. Nu taip, mėgėjais pažaisti. Prisijungia čia kaimynai, sužaidė. Ateina. Turnyrus gal rengia? Taip, kas turi laisvo laiko, išeina, pasišneka ir tada gali sužaisti. Tai viską pasišnekėti, kaip gyvenimas, kaip kas. Štai taip, kalbant apie gyvenimą Riverlande, iš Alekso gavau savo pirmąją šachmatų pamoką. Karalius eina bet kur, kiekvieną gali pastumti. Kur nori, ne? Su karaliumi. Taip, ir čia galima pastumti. Gerai, nu tai pastumkim tuomet karalių čia. Toliau Aleksas juokauja, kad ir pats šiame kvartale jis gyvena ko ne karališkai, mat kvartalo vystytojai apie viską pagalvojo. Nu, daleiskim, būtai čia normalos, yra liftai. Labai gerai, kaip žmogus pagyvenęs ateina su tašėm, nereikia eiti peškom, atsisėdi į liftą, pavažiuoji. Čia labai gerai. Ir įdomus momentas, už mūsų nugaros yra 4 aukštų namas ir dažniausiai tai liftai būna tik tai 5 aukštų namuose. Tai čia jau yra privalumas. Taip, labai gerai. Na, o kaip pabosta šachmatai, senjoras čiumpo golfo lazdą. Aleksai, prieš tampant golfo ir šachmatų ekspertų, kur jūs seniau gyvenate? Justiniškėse, paskui Pašilaičiuose, o paskui čia apsistojom. Nu, bet čia palyginti su tais rajonais, tai čia žolės, daug aikštelės padarytas, pas mus to nebūdavo, čia daug geriau. O kam iš mudviejų geriau seksis žaisti golfą? Prašau, iš pirmo karto. Na, ką aš ir sakiau, pas čempioną tiesiog atvykau, žemai lenkiu galvą ir džiaugiuosi, kad taip gerai leidžiate laiką. Kaip sakom, visi patogumai, vieta gera, daugiau nieko nereikia.